Antros skyriaus 3 poskyris. Vardas kūrėja, atvira struktūra. Ką šiandien mums sako, pirmiausia teologijos ir tikėjimo požiūriu, šventajai dvasiai duotas kūrėjos vardas. Esminį dalyką iškėlė švieson jau tėvai. Šventoji dvasia yra Dievas. Pačioje pradžioje įrašęs vardą kūrėja, himno autorius norėjo pirmiau visko iškilmingai išpažinti tikėjimą šventosios dvasios dievystę. Kūrėjos vardas yra kaip muzikos raktas, ženklinantis simfonijos pradžią ir nulemiantis visos simfonijos ir kiekvienos natos skambesį. Šis himnas byloja apie patį Dievą, o ne apie jos savybes ar kokią miglotą dieviškąją energiją. Himnas nepaprastai gražus, nes jis yra malda. Tikėjimo išpažinime kalbama apie šventąją dvasią, o himne kalbama šventajai dvasiai. Tačiau himnas, jo žodžiai yra atvira struktūra. Veikiai pamatysime, kad kūrėjos vardas išties kyla kaip pylimas, kaip nepajudinama tvirtovė prieš mėginimą nukrypti nuo tradicijos srovės, kaip antikūnas, imantis vėl veikti, kad nesugrįžtų liga, kadaise privertusi organizmą jį pagaminti. 18 amžiaus racionalistinio idealizmo laikais nauja ir itin radikalia forma vėl paplito 4 amžiuje atmesta mintis apie dvasią kūrinį. Išties dvasia jau laikyta nebe hipostatinė esybė, tarpinė tarp Dievo ir žmogaus, kaip manė senovėje gyvenę šventosios dvasios priešininkai, tai yra Makedonijaus sekėjai, dar vadinti tropistais, arba pneumatomachais, išvertus iš graikų kalbos, kovotojais prieš dvasią, bet sulyginta su tyra ir paprasta žmogiškąja dvasia. Nebeliko dieviškosios dvasios, tik žmogiškoji dvasia, intelektas ir samprotis. Visus šiuos sumenkinimus pašalina paprastas himno pradžios šūksnis: ateik, dvasia kūrėja. Ką teigia tas, kuris šiuos žodžius gieda drauge su bažnyčia? Kad dvasia pačia savo prigimtimi nėra jame, nėra jis pats. Tas, kas šaukiasi, nėra tas pats, kurio šaukiamasi. Sakantys, ateik dvasia kūrėja, sykiu išpažįsta esantis kūriniai, pripažįsta begalinį kokybinį skirtumą tarp savęs ir Dievo. Jie stojasi savo vieton, jie yra tiesoje. Jie nekelia kūrinio į kūrėjo vietą kaip pagonis ir nenuleidžia kūrėjo lygi kūrinio. Tačiau kūrėjo vardo svarba nesibaigia šią negatyvę užduotimi. Jis ir pozityviąja prasme yra didžiai svarbus. Iš tiesų tai toks vardas, kuriuo remiasi krikščionių visuotinumas ir galimybė vesti dialogą su nekrikščionių religijomis. Ką išties reiškia skelbti, kad šventoji dvasia yra kūrėja? Tai sakyti, jog jos veikimo sfera neapsiriboja bažnyčia ir išganymo istorija, bet yra tokia plati, koks platus yra kūrimas. Tai reiškia ir atmesti teiginius tų, kurie senovėje priskyrė tėvo viešpatystei esybių sferą, tai yra pačią plačiausią, sūnui racionaliųjų kūrinių ir šventajai dvasiai pačią siauriausią pašventintųjų malonės sferą. Nė viena iš 3 sferų kūrimo, atpirkimo ir pašventinimo vykstančio bažnyčioje nėra dvasiai svetima. Nebuvo meto be veiklaus dvasios esimo. Ji veikia už Biblijos ir joje. Ji veikė pirma Kristaus, veikė Kristaus laikais ir po Kristaus, nors niekada atskirai nuo jo. Teisingai sakė Maksimas Išpažinėjas, nėra esybės, kurioje nebūtų šventosios dvasios. Ji paprasčiausiai esti visuose dalykuose.
nes jį juos laiko vienybėje ir gaivina. Ji ypatingų būdų esti tuose, kurie pavaldus įstatymui. Ji naujaip ir kitaip esti visuose krikščionyse, darydama juos sūnumis. Ji esti kaip išminties autorė šventuosiuose, kurie dėl Dievo įkvėpto gyvenimo yra verti, kad jie juose apsigyventų. Tikrai Viešpaties dvasia pripildo pasaulį, ir tas, kuris visą palaiko, žino, ką žmogus sako. Niekas negali išsisukti nuo jos palankios šviesos, kaip niekas neišvengia saulės šilumos. Psalmininkas klausia, kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios. Iš to išplaukia, kad ne tik antgamtinės charizmos, bet ir prigimtinės dovanos, pasaulietiška bei žemiška veikla savo ruožtų kyla iš dvasios. Viename Vatikano antrojo susirinkimo dokumente rašoma, kad Dievo dvasia veikia kiekvieno žmogaus širdyje, akindama kelti savo tikėjimo klausimą. Dokumente aptariant visuomenės santvarkos raidą sakoma, šioje evoliucijoje veikia Dievo dvasia, jis tebeapvaizda kreipianti laiko tėkmę ir atnaujinanti žemės veidą. Be abejo, dvasios veikimo būdas kūrimo sferoje yra kokybiškai kitoks, kaip toliau pamatysime, nei jos veikimas atpirkimo ir bažnyčios sferoje. Tai toks pats ryšys, kuris sieja žodžio sėklas ir visą žodį apsireiškusi Jėzuje Kristuje. Kaip tik Tomas Akvinietis rašė, kiekviena tiesa, nesvarbu kieno pasakyta, kyla iš šventosios dvasios. Kūrėjos vardo pasirinkimas nūdien taip pat suteikia pagrindą ne tik apskritai teologinį, bet ir pneumatologinį bei dvasinį, ekologijos ir kūrinijos išsaugojimo problemai spręsti. Kūrinyje yra dvasios kūrėjos darbas, tad kūrinijos bjaurojimas liūdina jos autorę. Nemari Dievo dvasia yra visur. Psalmė apgiedanti kūrinijos, jūros, kalnų versmių gražumą ir numatanti kiekvienam kūriniui savo vietą ir erdvę, visa tai sieja su šventąja dvasia. Alsavimą dvasią iš jų atėmus, jie miršta, sugrįžta atgal į dulkes. Tau atsiuntus savo dvasią, jie atgyja, tu atnaujini žemės veidą. 104 psalmė 29-30 eilutės. Taigi neteisinga kaltinti Bibliją, kad jį desakralizuodama medžiaginius dalykus pritarė kūrinijos išnaudojimui ir jos pajungimui žmogaus užmačioms. Animistinėse ir stabmeldiškose kultūrose kūrinyje saugo įsitikinimas, kad kiekvienoje esybėje, miške, medyje ar upelyje gyvena dvasia. Pasak krikščioniškosios pasaulėžiūros, būtybėse veikia ne animistinis judinamasis principas, o tikra dvasinė judinamoji jėga, dėl kurios kiekviena būtybė yra darnos ir tvarkos, dvasios kūrėjos darbo dalininkė. Šiuo atveju skirtumas tas, kad dvasia lieka transcendentinė, kaip pasak sakralinės arba panteistinės pasaulėžiūros, tokios kaip stoikų, dvasia yra pačios gamtos dalis. Jau šventas Ambraziejus pagoniškai pasaulėžiūrai priešino biblinį dvasios kūrėjos vaizdinį. Nors tas požiūris ir kitoks nei šiuolaikinės ekologijos. Primindamas Vergilijų jis mokė, kai kurie poetai pagonys savo poezijoje rašė, kad dangų ir žemę, taip pat švytinčius mėnulį ir žvaigždes jų viduje, palaiko dvasia. Jie nenuneigia, kad kūrinijos galybė yra dėl dvasios, negi mes, skaitantis tą patį rašte, tai neigsime. Taigi, kalbant apie šventąją dvasią, kūrėjos vardas reiškia visišką atsiverimą, 360 laipsnių kampu. To neįmanoma nusakyti vardu šventasis, nes jis tarsi susiaurina dvasios veikimą iki pašventinimo ir malonės sferos. Dvasios kūrėjos darbas yra ir poetų įkvėpimas, ir įvairių pavydalų meninė kūryba. Tačiau jį pranoksta visas šias plotmes
ir neturėtų būti tapatinama tik su jomis. Taip sakydami, pritarėme Getei, himną Veni Creator laikiusiam kreipimusi į genijų, todėl galingai bylojanti visiems turtingos dvasios ir didžios sielos žmonėms. Beje, pats Getė šį himną nuostabiai išvertė į vokiečių kalbą ir mėgdavo jo klausytis kas sekmadienį namie.